kai siela pavargsta. Įsivaizduok, kad kasdien neši nematoma kuprinė, kurią kas rytą pripildo nerimas, liūdesys, nuovargis. Ligos ne tik atsiranda kūne, jos kyla iš to, kas slepiame mintyse ir širdyje. Depresija emocinis sutrikimas paveikiantis mintis, jausmus, elgesį. Tai nėra tik liūdesys, o ilgalaikis emocinis skausmas, kuris trukdo gyventi. Iš kur atsiranda depresija? Priežastys gali būti įvairios. Psichologinės traumos, netektys, vienatvė, spaudimas iš visuomenės, net genetiniai veiksniai. Gali būti ir maistinių medžiagų trūkumas maiste, hormonų disbalansas. Taigi nuo ko pradėti savo padėti? Numeris 1 yra mityba, pilnavertė ir kokybiška, subalansuota. Tuomet judėjimas, saulės šviesa, poilsis, meditacija, menoterapija, kvėpavimas, bendruomeniai, pokalbiai. Mitybos svarba. Tu esi tai, ką virškini, o ne tai, ką valgai. Žarnyno ir smegenų sąsaja. Žarnyne daugiau nei 100 milijonų nervinių ląstelių, 90% serotonino. Laimės hormono gaminasi žarnyne. Gaila, bet šių dienų maiste yra nepakankamas kiekis maistinių medžiagų dėl selekcinio veisimo, dirvožemio užsekimo, ilgesnio gabenimo laiko, praskaidinimo efekto ir oro taršos. Pamaitinus ląstelę energija grįžta judėjimui, sveikimui, poilsiui, atstatymui, emocijų kontroliavimui ir streso amortizacijai. Taigi jau 1958 metais pasaulį išvydo pirmasis natūralios kilmės maisto papildas, atsakantis į žmogaus poreikį, į energijos trūkumą, į B grupės deficitą maiste. Nuo 58 metų Neolife kompanija kuria maisto papildus, maistinės veikliąsias medžiagas patalpindami į kapsulės ir tabletes, sukomplektuodami maistinių medžiagų spektrą šeimomis, kad įsisavinimas ir poveikis greičiau paveiktų žmogaus ląstelę ir be abejo geresnė viso kūno bei minties savijauta. Neolife maisto papildai yra ląstelių maistas, tai yra geri riebalai, tai yra prieš uždegimą veikiantys produktai, antioksidantai, probiotikai, skaidulos. Visa tai ląsteliai padeda įkvėpti, iškvėpti, pasimaitinti, išsivalyti, įgyti energijos. Atstačius pilnavertį mitybą kūnas ir protas įgauna jėgos kibti į tolimesnius veiksnius, kaip judėjimą, bendravimą, tinkamą poilsį ir bendrą sveikatą. Kelias į sveikatą tai ne liftas, tai laiptai. Kiekvienas mūsų žingsnis šiandien lemia, kaip jausimės rytoj. Kviečiu į save pažvelgti plačiau ir žingsnis po žingsnio eiti link sveikatos viršūnės. Pavyko man, pavyks ir tau.